Vedusio vyro daina. Mylėdamasis su jauna mergina, ką pusamžis daug metų vedęs vyras gali pasakyti savo ir tai merginai, kad meilužiai gyvuoja, o registratoriai pražūsta. Kai neonas nutvieskia merginą šviesa ir šešėliais, kambariai pranyksta ir visi seniai išvykę svečiai šypsosi ir tik jos tamsa gali būti palytėta, jos baltumą pažvelgta. Jis stovi virš jo lyg akmeninė deivė, verkdama ašaromis ir medumi, į jaunesnė perpus ir daug senesnė. Kaip gali vyras papasakoti tai savo žmonai? Vėliau jie susitiks baisiai mandagus, ne visai svetimi, niekada nebūsiantis draugais. Ir rankos, kurios lietėsi kitur, gal spustels viena kitą, brūkštels pirštais, pažvelgs atsainiai. O valiklis išvalo iki stebuklingo baltumo, o meilė išlieka prasčiausiam odekolone, tik ne merginų kūnuose virstančius į juodą odą, nes visi tiki reklamuotojų melais. Tik retai kam tarp aibės vedusių vyrų nebuvo nutikę tokių nušvitimo akimirkų. Ar reiktų šios vyrus šlovinti už nepalaužiamą dorybę? Ar pasmerkti juos kvailius atsisakiusius stebuklo? Atsakymą sunku surasti. Kitose planetose nuomojami kambariai ir neonas plieskia floralo miestelį. Mes gyvename su mirtimi, bet su gyvenimu mirštame. Žydinčioje žemėje rožę daiginančioje, namuose ir greitkelyje, mieste ir kaime. Už tai, kas suteikta krauju atsiskaityta. Dovanos parduotos, balti žvaigždžių pirštai išsuka lemputes, sąskaita apmokėta, registratorius bunda. Už mūsų durų žingsniai tylūs girdis, pamėkliškos saulės įsiplėskia ir gęsta, ir tik tamsa bus prisiminta, o visa kita pradingi.